Sveiki, aparatūros fanai. Tai šiandien kalbėsime, kiek kainuoja pasigaminti DAC tema. Parsisinčiau DAC plokštę iš Kinijos, kadangi turiu daug CD grotuvų su TDA mikroschemomis, su TDA 1541. Tai būtent susiintrigavęs, kadangi yra kas Lietuvoje gamina, kas turi su šiomis plokštėmis DAC-ų. Aišku, bazinėje versijoje ši plokštė tikrai nėra iš idealių komponentų labai gerų viskas pagaminta. Mes pabandysime iš pradžių aptarti, kiek kas kainuoja, kiek detalės, maitinimas, mikroschemos, korpusai ir taip toliau bendrą kainą jo. Tada atliksime originalę, suderinsim maitinimą, atliksime trumpą audio testą, aptarsime komponentus, kurie panaudoti šiom plokštėm. Manau, tikrai bus aktuali tema, kas galvojate patys pasigaminti arba pirkti panašų pagamintą gaminį. Tai apie tai būtent šiandien ir pakalbėsime. Tada turime dar antrą šalutinę temą. Norėčiau jūsų kai ko paprašyti. Gal iš mūsų sekėjų, kadangi daug kas mūsų sekate, pas kažką namuose yra tokių žalių transformatorių. Mums su Edvardu Bielskiu, konstruojant lempinius stiprintuvus, reikia įvairių transformatorių eksperimentams. Tai būtent dėl šios priežasties mums reikėtų šitų transformatorių. Jeigu kažkas turite parduoti arba norite mums padovanoti, su mielu noru tikrai priimsime ir sukursime daug puikaus turinio su šiais transformatoriais, kadangi eis pagaminti daugiau visokių įvairių lempinių stiprintuvų. Tai toks didelis prašymas, labai ačiū, kad išklausėte. Toliau pakalbėsime, turime dar kelis dalykėlius aptarti. Esu gavęs siuntinėlių iš AliExpreso, tai pažiūrėsime, kas čia viduje, tikrai bus labai įdomu. Kol kas neatskleisiu, bet tikrai pažadu, kad verta laukti. Ir dar turime vieną didelį prietaisą, be kurio, aišku, konstravimai neapsieis. Aišku, tai nėra profesionalaus lygio prietaisas, bet irgi jį išpakuosime ir aptarsime. Tai toks šiandien laukia video. Žiūrėkite, stebėkite, manau, tikrai bus labai įdomu. Pradedam iš karto nuo kainų gal. Tai šita plokštė iš AliExpreso paieškojus susiuntimų man kainavo apie 54 eurus. Bet tai tikrai nėra ta kaina, kad jau viskas, jau gruos pasidarysit ir turi DAC už 50 eurų. Pasakysiu kodėl. Yra labai svarbi priežastis, kodėl nepavyks, kad gruotų už 50 eurų. Kadangi prie šio DAC-o nebūna, kaip matote, mikroschemų, TDA ir skaitmeninio filtro. Mikroschemų pagal versiją šitų tada kaina gali sviruoti, kiek teko žiūrėti internete, nuo 50 eurų ir tai neaišku, ar nebus kokia padėlka, ar bus gera versija. O šiaip realiai apie 100 eurų, kiek mačiau, kainuoja, dabar yra pardavinėjamos mikroschemos, vien tada. Na, įmanoma ir, aišku, už 50 eurų nupirkti visą CD grotuvą, manau, Lietuvoje turgelėje kažkur, bet visi žino, visi ieško ir tikrai nebus taip paprasta. Tai va, jeigu norėsite pradėti konstruoti, jau nusteikite, plus 54, plus 50, 100 eurų yra šitas dakelis jau kainuos, o dar nėra nei maitinimo šaltinio, nei korpuso, nei kitų. Tada skaitmeninio filtro mikroschema, na, jinai nebus kažkokia labai brangi, manau, realiai visą laiką CD grotuvą dėvėtą perkant, tikrai jinai bus ta pati naudojama, tai gausite už tą pačią kainą, o jeigu ieškosite internete, na, manau, už kokį 10 eurų įmanoma nupirkti. Tai štai kaina jau 110. Tada reikia, tuoj parodysiu, reikia maitinimo. Dvigubo maitinimo šaltinio, tai 2 po 15 ir 9 voltų. Na, aš dabar papasakosiu, kiek gali kainuoti geras maitinimo šaltinis. Tai toroidinis transformatorius su 2 atšakom po 15 voltų kainuos jums, jeigu daugiau amperų, aišku, norit pasidaryti su rezervu, taip toliau. Aš pats laik dedu daug galingesnius maitinimo šaltinius. Mano praktikoje jie skamba daug geriau negu ant ribos. Tai maitinimo šaltinis toksai, dabar nuplėšiu šitą etiketę, nes senai čia pirktas yra, man, jeigu neklystu, apie 30 eurų kainuoja. Tai dedate dar, kainą dedate, jau gauna 140, tai čia už vieną toroidą. Reikia dar nepamirškite 9 voltų. Tai tokio tipo kažkas kainuos apie 10 eurų, o jeigu geras toroidinis dar 30. Tai kas gaunasi rezumė,
gaunasi apie 170–160 eurų. Tai kainuos DAC čipai, pati plokštė, maitinimo šaltinis ir turit 160–170 eurų. Nepamirškit, reikės korpusų, įvairių lempučių, jungiklių ir taip toliau. Gero puošnaus korpuso nenupirksite be 100 eurų. Na tai kiek DACas kainuos? Jeigu viską patys darysit korpusą, turit maitinimo šaltinių atliekamų, turit mikroschemų, volia, tada turit pigiai DACą. Bet jeigu norėsite viską pirkti ir pasigaminti patys, kaina išauks jau iki 300 maždaug eurų kainos kategorijos. Jeigu naudosite pačius geriausius maitinimo šaltinius, komponentus ir taip toliau, mikroschemą su karūnom, be karūnų, tai kaina gali svyruoti nuo 300 eurų iki kokių 500 eurų. Tai tiek kainuos pasigaminti DAC. Tai toliau dar ne viskas. Kiti niuansai yra. Kadangi dauguma detalių yra tikrai netenkinančios, aš keisčiau. Na, dabar pradžiai gal pasiklausysiu taip, keisčiau šitą mikroschemą, šitą modulį irgi, manau, keisčiau, čia yra USB modulis. Kondensatorius visus keisčiau tartinus. Dar gal šitos kondensatorius prie tada mikroschemų, žinoma, operacinius stiprintuvėlius. Tai operaciniai irgi, kaip žinia, gerai skambantis, kaina prasideda nuo 10 eurų. Tai čia yra 4 vienetai. 40 eurų gali dadėti. O jeigu norėsit kažkokių labai mandrų fancy, tai bus 50 eurų už mikroschemą. Tai gali ir 200 eurų kainuoti. Tai kai visi galvoja, kad pasigaminti DACą iš kiniškos plokštės yra labai pigu, tai gali pigu būti, jeigu turit komponentų, turit detalių, konstruojat kondensatorių, maitinimo šaltinių, mikroschemų, senų CD grotuvų. Gali būti ir pigu, galima tilpti ir 100 eurų, ir iki 100 eurų. O gali būti, jeigu norėsite iš gerų komponentų susirinkti, kad neužteks ir 506. Tai tokios DAC kainos, būtent apie tai jau norėjau seniau padiskutuoti, bet dabar tik tai nusipirkau šią DAC plokštę. Manau, padarysim projektą. Aš aišku, opampus visus šituos imsiu laukan. Vietoje opampų bus, manau, lempinis buferis naudojamas. Dabar galim prie to pačio dar pakalbėti šiek tiek šalutinė tema. Irgi, kas mane sekate, tikrai labai turėtų būti įdomu. Tuoj paimsiu vieną daiktelį ir parodysiu jums. Tai vieną buvau dalį nufilmavęs apie Philips CD grotuvo modifikavimą. Štai šio. Jis yra su TDA 1540 mikroschemomis. Pradėjau, aišku, kaip daug kas rašė, buvo komentarų, kad ne nuo to galo, pradėjau keisti prie TDA mikroschemų, atjunginėjau skaitmeninius filtrus, padariau 14 bitų režimą, pakeičiau kondensatorius kitoj pusėj plevelinius. Visi sakė, kad keisk Philips pirmą kondensatorius. Na, iš pradžių neklausiau, galvojau, nekeisiu tų kondensatorių, tuoj parodysiu, kodėl man sakė keisti tus kondensatorius. Aš turiu dabar išlitavęs vieną, pamatuosim su piku geresnių biškį matavimo prietaisų. Ir aš kai ką papasakosiu. Papasakosiu šiek tiek dar ir apie lempas, irgi bus labai įdomu, tikrai laukit, nes praeitą savaitę labai daug čia pajudėjau, nieko nefilmavau, nes žiūriu, kad peržiūrų nėra, žmonių susidomėjimas sumažėjęs, komentarų nėra, tai nebuvo kažkokio ūpo net filmuoti, tai dabar viską glaustai daugmaž papasakosiu. Per vasarą irgi bus daug mažiau šitų video. Tai kondensatorius 47 mikrofaradai, rodo, kaip matot, 14 mikrofaradų, 4,4 SR. Tai patys suprantat, kad šitam kondensatoriui kaput. Tai turiu visą krebą išlitavęs tų kondensatorių, aišku, čia kiti išliko, nes dar pakalbėsim po to ir apie liką, irgi buvo įdomi tema. Praeitą savaitę buvo labai darbinga, tikrai daug projektų labai. Tai dabar pakalbėkime nesimėtant. Po to surinksiu šitą plokštę, eisime, pasiklausysime, pasidarysime audio testuką, o dabar pakalbėkim. Buvo tokių komentarų, kad tu nieko nebekonstruoji, nebedarai, nieko nesugebi, nebeparodai. Tai dabar šitame video šiek tiek parodysiu, ką darau, nes ne visada viską filmuoju. Aš daug visko darau, daug eksperimentuoju, būna nusivylimų ir taip toliau.
Tai dėl to ne visą laiką spėju viską parodyti. Ir nemanau, kad būtų kažkam įdomu žiūrėti dabar valandą laiką, kaip liutuoju kondensatorius CD grotuvė. Arba rekepą darau stiprintuvui pilną. Nu, kiek žmonių žiūrėtumėt? Jeigu įdomu, parašykit komentarą, ateityje gal tada padarysiu papildomus video, ten pilnai rekepinu kokį stiprintuvą ir nufilmuosiu, nes šiaip tai nufilmuoti telefoną čia pasijungus viršui tikrai nėra man problemos, tikrai. Bet tas pats procesas, matuoju tus kondensatorius, kiekvieną kondensatorių išlituoju, patikrinu, tada yra atrinkimo procesas, turiu krūvą kondensatorių ir jeigu yra abirdvi pusės L ir R, left ir right kanalai, aš abiem kanalam parinkinėjau kondensatorius, kad būtų panašiausi, parodymai, ta prasme, būtų panašiausi mikrofaradų, SR panašiausias ir taip toliau. Nėra, kad tai paėmiau krūvą, fulkšt kondensatorių ir sudėjau. Kai savo darau, visą laiką aš darau savo, nes kas klausėte, remontuoja ar suremontuotum, visą laiką mano atsakymas yra vienas, užsiemu tik savo projektais. Tai dėl to, kadangi savo projektais užsiemu, dėl to visą laiką stengiuosi pasidaryti viską kaip pridera. Tai padariau, visus kondensatorius išlitavau ir kur buvo blogi, visus pakeičiau. Absoliučiai, šitam CD grotuvė Philips yra pakeisti visi kondensatoriai. Prie tada mikroschemų yra sudėti pleveliniai kondensatoriai, irgi viskas kaip turi būti. Dar iki pilnos laimės galvoju gal šotki diodus sudėti, bet nežinau ar verta, kadangi mano išvada yra tokia su CD Philips grotuvu. Jis negruos taip detaliai, taip skaidriai ir taip neatvaizduos scenos kaip modernus šiuolaikiniai CD grotuvai arba CD grotuvai su tada 1541. Groja maloniai ausiai, tikrai labai garsas panašus į analogo po šio viso remonto. Kondensatorius irgi Nišikon musė, kai kur panaudojau, taip toliau. Ir dabar aš užbaigsiu šį projektą, pakeisiu tik tai ekranėlis, nes ekranėlį Philips būtent būna šį problemą turiu nusipirkęs tų segmentų, tai tikrai žadu perlituoti, uždėti ir surinkti. Visą praeitą savaitę irgi turėjau laiko, eksperimentavau su opampais. Dabar esu idėjęs, tuoj pasakysiu, TEL kažkokio modelio opampus, man geriausiai susigrojo, labiausiai patinka, kaip šis grotuvas groja su jais. Išbandžiau, nemeluosiu, apie 10 skirtingų variacijų, kuriuos tinka būtent pagal visą prišimą šio CD grotuvo. Ir pasirinkau šituos. Antroje vietoje buvo labai reti vieni opampai, dabar ne Sharp, lygtais kažkurio kito gamintojo, iš aukščiausios klasės Technics stiprintuvo juos išėmiau. Aplamai iš topinio stiprintuvo Technics, ką buvo pagaminę, tai jie buvo pirmoje vietoje, Sharp ir šitie buvo antroji. Tai Technics tuos opampus pasilikau rimtesniem projektam, nes šitas grotuvas tikrai groja gerai, bet nėra tikrai tiek geras, kad dėti topinius pačius geriausius opampus. Kodėl išėmiau lempinį buferį? Matėte, kas pirmą dalį šnekėjau ir šiaip trumpus video, buvau šnekėjęs, kad dėsiu lempinį buferį. Padariau lempinį buferį, išbaigiau, ta prasme, veikia idealiai, jokių, netgi maitinimo filtrą padariau, jokių garsų, visiška tyla, absoliučiai. Kodėl nedėjau? Kadangi tada 1540 nėra antiek skaidri mikroschema, tikrai nėra tas skambesys ten super detalus, kaip minėjau, groja tikrai garsas analoginis, bet dar uždėjus lempą, dar šiek tiek gaunasi tas, lempas nenaudojau ten kažkokią labai superinę, dabar eičiau pažiūrėčiau. Tai man nepatiko, ypatingai derinys, kai klausai lempinis buferis ir dar lempinis stiprintuvą, daug lempinių stiprintuvų dabar paskutinių metų klausiau, tai ypatingai nepatiko, dar labiau muilina ir gaunas tas garsas. Su labai detaliais stiprintuvais, tokiais kaip Thule, Sonita, TAF6B, kur turiu, buvo super variantas, tikrai labai viskas gerai. Bet norėjusi padaryti universalesnį CD grotuvą, tai dėl to pasirinkau, kad dėsiu opampus. Ir dabar tą tokį turiu aukso viduriuką, tikrai skamba su opampais, tikrai viskas labai puikiai. Čia nėra iš TL topinių opampų, bet tikrai labai neblogai gavosi. Tai va tiek apie CD grotuvą irgi pakalbėjom. Ir dabar, manau, galime dar paliesti vieną temytę. Tikrai bus labai įdomi, aktuali. Jeigu kas dar esate, laukiate, tai dabar pakalbėsim apie šituos
sintunukus, kas yra šituose pakeliuose. Pablūdau, nusipirkau sveriamų Niščikonų aukštesnės klasės kondensatorių iš Kinijos. Tai kaina yra šių kondensatorių miksas 100 gramų. 100 gramų kondensatorių kaina yra 8 eurai su centais su siuntimu. Tai vienas pakelis yra dar neišpakuotas. Išpakuosim dabar, parodysiu, kad tikrai nemeluoju. Tai va, yra 2 pakeliai po 100 gramų, sumokėjau 16 eurų už juos. Ir dabar įsitikinti, kad kiniški kondensatoriai, šitie kondensatoriai Niščikono nėra podėlka, ką padarysim? Pamatuosim parametrus. Aš turiu tokių kondensatorių tikrai originalių, iš originalių aparatų, šitos pačios serijos išlitavęs. Susirasime tokią pačią nominalą kondensatorių ir ką padarysime? Pamatuosime, palyginsime. Ar įdomu? Turėtų būti įdomu, nes man visą laiką netėjo nupirkti kondensatorių iš Kinijos, iš AliExpreso ir pasižiūrėti, ar iš tikrųjų jie yra tikri, ar yra padirbti. Na, kadangi šis video toks ilgas, kad neprailgtų, tai padalinsiu į pirmąją ir antrąją dalį. Jeigu norite pamatyti antrąją dalį pirmieji, tai kviečiu prisijungti prie savo Patreon. Nuorodą pridėsiu aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime antroje dalyje. Iki.